Idėją palaiko Lietuvos atlikėjų ir fonogramų gamintojų asociacija Agata. Sveiki LRT Opus klausytojai, sveiki televizijos žiūrovai. Jau tapo įprasta šios serijos koncertus pradėti didingais ir gausiais aplodismentais, tačiau šiandien bus dar garsiau. Garsiau, nes lygiai prieš metus startavo LRT Opus Ore koncertų serija, kurios istorijoje jau 10 puikių renginių, 10 puikių koncertų, kuriuos gali matyti ne tik žmonės susirinkę čia puikioje studijoje, bet ir televizijos žiūrovai bei internautai. 10 nepakartojamų renginių ir jau metai, kaip tie renginiai yra su mumis, kaip tie koncertai yra su mumis, nepakartojami įspūdžiai ir ta proga norisi jums padovanoti šitą ypatingą koncertą, ypatingus svečius. Ypatingą duetą. O kadangi šis vakaras duetų vakaras, tai mes taip pat su kolega Richardu duete. Sveikas, Richardai. Labas vakaras, kaip tu ten priekyje laikaisi? Aš laikausi fantastiškai, matydamas visus šios nuostabius žmonės atėjusius pas mus. Sveiki, gyvi mėlyjeji. Tai yra jau 11 serijos LRT Opus Ore koncertas ir prieš prasidedant šiam koncertui šiek tiek istorijos. Noriu nukeliauti į 2007 metus, kada Lietuva susipažino su iki tol mažai kam žinomais atlikėjais Leonu Somovu ir džiazu. O susipažino jie tada, kada džiazu savo nuostabiu ir pribloškiančiu balsu debiutinėme jų albume Offline uždainavo O viskas mano. Nuo to meto praėjo jau 6 metai ir šis darnusis duetas ne tik nepraranda savo gerbėjų, bet atvirkščiai jų įgyja vis daugiau ir daugiau. Ponios ir ponai, mums yra didžiulė garbė ir privilegija šiandien pristatyti šį darnų duetą. Leonas Somovas ir džiazu. Gražios jums muzikinės kelionės. Keliaukime ten, kuo toliau nuo audringų jūrų, ten, kur mūsų laukia rami ir graži užuovėja. LRT Opus Ore, Leonas Somovas ir džiazu.
summer flowers drowning in silence and tears. Headed further free today, came to wash away my pain, hiding the tears on my face, gently asking to embrace. Headed further free today, came to wash away my pain, hiding the tears on my face, gently asking to embrace. The light of the bright world dies. When love is gone, you better close your eyes. Bring my honey back. Headed further in today, came to wash away my pain, hiding the tears on my face, gently asking to embrace. Headed further in today, wash away my pain, tears on my face, gently asking to embrace. I'm walking upside down and I'm losing my mind. I know that you won't understand. Turn myself inside out, left all the words behind. So please stop asking me why I'm crying like crocodile. I met someone who knows how to read me between the lines. Tick tock, time passes and I left my summer behind. Tip top, stairways up and down. I'm back in my town. Tick tock, time passes and I left my summer behind. Tip top, stairways up and down. I'm back in my town. Now the season of blossom and kisses is gone. I know that you won't understand. Irreversible feeling, I'm here all alone. So don't you understand why I'm crying like crocodile? I met someone who knows how to read me between the lines. Tick tock, time passes and I
stories lost. Once upon a time, I tumbled down. Well, we said goodbye. Tick tock, time passes and I left my summer behind. Tick tock, stories up and down. I'm back in my town.
It's an endless night. Šiandien jau 11-ame LRT Opus Ore koncerte mano labai mylimi Džiazu ir Leonas Somovas. Ačiū, kad esate drauge. Labai malonu girdėti ir džiaugtis jūsų puikiai muziką. Kaip tik visai neseniai pristatėte savo jau 5-ąjį albumą, ar ne? Liz and Seas. Jau 5-ąjį. Užuovėjos ir jūros. Tai aš iš karto ir noriu jūsų klausti, ką jums reiškia, kas jums yra užuovėjos, kas jums yra jūros? Leonai, Pradėkime nuo to, gal, kad mes tą visą albumą įrašėm, užbaigėm, būdami gamtoj, sodyboj, prie jūros. Čia toksai tiesioginis jau būtų. Nu jo. Bet aš manau, kad užuovėjos ir jūros yra labai plati ir galima suteikti tam pasakymui labai daug reikšmių. Plati savoka, tai kas yra užuovėjos, kas yra jūros, tai man atrodo, kad kaip kam. Tai kaip tau jūs tiesiog? Aš manau, kad aš tai vertinu kažkaip metaforiškai, suteikiu tam tokią prasme, aš užuovėjas ir jūras vertinu kaip kažkokius gyvenimiškus išgyvenimus, kasdienybę, patirtį, ieškojimus ir taip toliau. Tai gali būti, užuovėja gali būti ir žmogus, su kuria tu gera, ramu ir šilta, o jūra gali būti žmogus, kuris tave mėtų ir vietų. Tai gali būti kažkoks įvykis, tai gali būti... Arba viską nuplauna. Pavyzdžiui. Tai prasme, mes su Leonu iš esmės labai mėgstam palikti vietos interpretacijai visą laiką savo klausytojam, kas liečia tekstą. Tai va, bet šį kartą man atrodo, kad tai yra labai, labai aiškiai aliuzija į tai, kad kiekvienas mes turim ir užuovėjų, ir jūrų, ir mes kiekvienas turim susigalvoti, kas mums tai yra. Visame šitame albume, kur yra 14 dainų, yra tik vienintelė lietuviška daina su Galvoki norą. Tai ar galite kažkaip išduoti tą paslaptį, koks jūsų galbūt didžiausias noras? Noras kas yra? Noras yra kasdieniškas dalykas. Aš galbūt įvardinčiau tą savoką kaip svajonę, o svajoti yra būtina gyvybiškai. Dėl pasaulio, dėl savo pačio pasaulio ir taip toliau. O sugalvoti norą yra labai tiesmuka daina apie tai, ko aš iš tikrųjų ir noriu. Aš noriu meilės, šeimos ir sveikatos labai noriu. Dabar ypatingai noriu sveikatos. Pavalgyti norėčiau. Pavalgyti visą laiką noriu. Toks, žinai, tokia būtinė mes noriu, taip aš dabar noriu, aš noriu to, tokia įnorija, ne? O svajonės yra rimtas reikalas ir labai mėgstu žmonės, kurie linkia svajoti. I hope you found another you. You found another us. You found another life. I know there's nothing wrong or right. We're living for today. We're born and live and die. I have no arrows in a quiver. I had no smile to make me shiver. One moment I feel you here. The other you disappear. Every time the sun comes shining, I see your soul above the sky. In the darkness of the night, I still can hear your sigh, standing right behind me. Above heavens and the clouds, you're whispering goodbye, sinking in the silence. I have no arrows in a quiver. I have no
touch to make me shiver. One moment I feel you're here, the other you disappear. Every time the sun comes shining, I see your soul above the sky. One moment I feel you're here, the other you disappear. Every time the sun comes shining, I see your soul above the sky. I'll be always standing here. I understand your fear, and I can feel your sorrow. Think of something beautiful. Just close your eyes and sleep. Don't worry about tomorrow. Lower than the ground. Somebody help me out here. I'm nobody, I disappear. One life is given to me to live. I'm empty, I need someone to give to me. Another day turned to night, yes. Another night go on wild. In the morning, I'm crying out my tears. Hello,
You think you're genius, you think you change me, you rearrange me. Do you mind, you fool? Now choose. You can play a fool or stay cool. You're smart, you're polite, too excited, always on time. So what? You're deaf or what? Oh my God! Just a standard, so I'm giving you a go back. Mr. Master, you're my Mr. Master Blaster. Mr. Master Blaster. Mr. Master. Mr. Master Blaster. You will not be my family's son-in-law. Oh, come on, stop it. I'm about to yawn. Have some tranquilizer. I'm not your supervisor. Hey, you, Superman, zip your mouth. I'm not your Alice, and you are not my Wonderland. Paradise, but it was you who told me I'm thinking outside the box. Mr. Master Blaster. You're my Mr. Master Blaster. You're my Mr. Master Blaster. Mr. Master. Mr. Master Blaster. Mr. Master, you're my Mr. Master Blaster. Mr. Master Blaster. Mr. Master. Mr. Master Blaster. Mr. Master, you're my Mr. Master. Dažnas atlikėjas iš Lietuvos pakalbintas, kuris jau, sakykime, Lietuvoje yra žinomas, sako, na, aš norėčiau, kad mano bent vieną kūrinį išgirsta visas pasaulis. Ar apsiribojate pasaulio, ar žvelgite plačiau, kad, na, šiek tiek visatos, tos platybės? Kosmoso, taip. Ta prasme, žinoma, kad kiekvienam atlikėjui labai norisi, kad jo dainas klausytų kuo didesnė auditorija. Tai yra, nėra čia nais ko slėpti. Ir
mes tikslingai ties tom nedirbam, mes nesam ten kepikla, žinai, hitų, bet Ir yra, kiekvienas kūrėjas nori būti vertintas, jo. kaip ir kiekvienas žmogus, žinai, kaip pažiūrėsi. Suprastas, O- ar ne? Nu, ten. Suprastas. Aš manau, kad mes esame suprasti, bet iš tikrųjų tas momentas yra, kad norisi kartais bėgti ir išvažiuoti, nes ne dėl to, kad mes jaučiamės neįvertinti, bet tiesiog aš suvokiu, kad mes esam verti dar šiek tiek daugiau. Ir man Tiesiog tai yra pakeisti iš tiesų- aplinką, gauti naujo įkvėpimo, naujo įspūdžiai, emocijos. Visgi yra tas toksai, nu čia daugiau aišku apie visas tas strategijas ir toliau, kad mes esam Lietuvoje. Jie gimė ir užaugę ir turim čia visą bazę, o čia yra mūsų visi klausytojai, kuriais mes labai džiaugiamės. Bet iš čia užtrukti yra pakankamai menininkų sunku. Bet aš manau, kad tai yra įmanoma. Ir mes niekada nesigvešiam kažkokių pigių norų užkariauti pasaulį ir taip toliau. Mes darom, ką mes darom. Ir jeigu taip, kad nors įvyks, kad padidės mūsų klausytojų ratas, tai bus geriausias gyvenimas gyvenime. Geriausias gyvenimas. Nu. Klausykit, mėlyje mano, kol mes maloniai sėdime ant šitų puškų foteliukų ir taip kažkaip jaukiai, aš Juste tau turiu tikrai asmenišką klausimą, dėl kurio man pats skauda širdis. Tam, kad mes keliautumėm kažkokias gražias užuovėjas, kad ir su jachtum per tas jūras, būtina gera sveikata. Tau šią vasarą dėl balso problemų teko atšaukti net keletą koncertų. Ir žinau, kad ir dabar tos problemos, jos nesibaigia, ar ne? Ką tau duoda tas žinojimas ir toksai savotiškas laikinumo suvokimas? Labai geras žodis yra laikinumas. Aš turėjau labai daug laiko apie tai pagalvoti. Aš nepasakyčiau, kad mane persekioja dabar. Taip aš kartais jaučiuosi, lyg kažkas ant manęs būtų metęs burtus, ne kažkokius būdų juodąją magiją, nes aš nesuprantu, kodėl man taip atsitiko. Nesuprantu, vėl taip ilgai tai tęsiasi ir taip toliau. Šią dieną man viskas yra gerai. Tiesiog reikia labai save saugoti. Tai buvo labai baisus išgyvenimai, tai buvo ilgas laiko tarpas. Pirmą kartą gyvenime tikriausiai jaučiausi visiškai palikta likimo valiai ir nebežinau nei ką daryti, nei kas aš esu ir kas bus toliau. Tai tiesiog baimė. Tu pastoviai gyveni sukaustytą baimę. Nežinai, kas bus rytoj. Tai va, tai dabar aš žinau, kas bus rytoj ir darau viską tam, kad rytoj būtų geriau. Tai aš daug rusiuosi, aš leidžiu laiką tik su tom, kur aš noriu. Mes nusprendėm, kad mes norim didelių koncertų, gražių, kad norim daugiau pasilisėti, mes ir pasilisėsim, nes iš tikrųjų toks atėjo suvokimas, kad sveikata yra labai brangi ir svarbi ir jeigu nėra sveikatos, nėra ir koncertų, pradėkime nuo to. Tai tiesiog yra visapusiškas savim rūpinimasis. Tai va. O čia nesuokia paslaptis, tai visi žino, kad aš turėjau bėdų, kad aš turėjau išsekimą ir taip toliau. Ir dabar aš suprantu, ką reiškia savimi mylėti. Visą laiką tik tai beletristika, žinai, išnekėdavo, kad aš žinau, ką reiškia meilė savo. Tai romanas trunkantis visą gyvenimą. Nesąmonė. Nes romanas, kad jis gali labai greitai baigtis, o tuomet save reikia mylėti dar stipriau. Gerai, mylėjai, tai ačiū labai už dar vieną malonų pokalbį ir palinkėsiu tikrai paprastų tokių gražių dalykų. Sveikatos. Ačiū. Kad visi susigalvoti norai išsipildytų. So when I open my eyes, where am I and who am I? Who was I yesterday and did I change? Here I am standing in my naked soul world. Watch me, time passes and I would never be the same again. 1, 2, 3, 4 seconds pass. 5, 6, another 2. You know what's true.
would you always hide? If you could fly, would you always safely reach the ground? Is this a real world? Is it the only one here? And while we're sleeping, is it far near? Is today still today? Thousand ways of me. It's delicate, but try to think if you could be in this boat, would you always hide? If you could jump to heaven, would you taste the cloud? If you could be invisible, would you always hide? If you could fly, would you always safely reach the ground? If you could be invisible, would you always hide? If you could jump to heaven, would you taste the cloud? If you could be invisible, would you always hide? If you could fly, would you always safely reach the ground? Think if the trees are not green, it's just how we see them. Think, are here others in this galaxy who have a different vision? Think, if the snow is orange and tasted like a bubble gum. Think, would you blow a bubble, or would it take you there where you can touch the sun? And would you burn? The night comes, you wonder how I feel. You give nothing, like you give something. The day comes, you wonder how I breathe. You give nothing, like you give something. I will not fall, I will stand tall.
why I pray to make you go away so I can stay. I'm awake, I'm still awake and I'm praying. Have to take a tea break, 'cause I'm bored of questions why. Where did we begin, or is it a tall story? Don't be shy, I'm surrender, always waiting for ya. Give me a reason. Give me a reason to come. Give me a reason, yeah. Give me a reason to come. Give me a reason to come. Give me to come. Break the ice, 'cause I'm lost if it's illusion or illusion. What's the price? I will buy your heart if you don't love me, that's confusion. I don't mind if you are different, we are all none the same. Don't be blind, I'm not immortal and it's not the game. Give me a reason. Give me a reason to come. Give me a reason, yeah. Give me a reason to come. Give me a reason to come. Give me
no return, which I can't revoke. Need to assure myself once for and against. And now you're here, unpredictable pretender, and I'm petrified. I don't even try to distract us. Now you're here, unpredictable pretender. No need to run. Now you're here. And now my soul lays within your hand. So will love my soul. You left your breath on my hair. I can feel you near. Unpredictable pretender. You don't say a word. Seems like I knew you before. Now you're here, unpredictable pretender. No need to rush. Now you're here. Now you're here, unpredictable pretender. No need to rush. Now you're here. Now you're here. No need to rush. Now you're here. Now you're here. No need to rush. Now you're here, pretender. Ačiū Jums labai, ačiū visiems, ačiū komandai, ačiū, kad klausėt. Ačiū Opus 3, Lietuvos televizija. Ačiū. Jausama Makar Džiazu. Kestas Pavalkis, Kęstutis Pavalkis. Darius Rutis, mušamieji. Paulius Adomėnas, basinė gitara. Elizė Vitalijus Gaudrė, mano vardas yra Justė. Ačiū, kad atėjot.